Antros skyriaus 4 poskyris. Dvasios kūrėjos patyrimas. Svarbiausia dvasia kūrėja nesuprasti ar mokėti paaiškinti, bet ją patirti kaip kūrėja. Ką tai reiškia? Siaurąja prasme kurti, tai išgauti iš nieko, taigi iš nebūties tikrovę ir jos tapsmo galimybes. Tad kaip esybė, kuri jau egzistuoja, gali šauktis dvasios kūrėjos. Jei šaukiasi, egzistuoja, o jei egzistuoja, kaip dar gali būti sukurta? Tai turi gilią religinę reikšmę. Melsdamas savo dvasios kūrėjos nusikeli tikėjimu į tą akimirką, kai Dievas jau saugojo tau visus gebėjimus, nors te buvai jo širdies mintis. Ir jis galėjo padaryti iš tavęs tai, ką tik norėjo, nepažeisdamas tavo laisvės. Kviesti dvasią kūrėją, tai grąžinti Dievui savo laisvę. Tai nori apsisprendus atsiduoti kaip moliui į puodžio rankas, tariant Dievui jo įkvėptus žodžius. Viešpatie, tu mūsų tėvas, esame mes molis, o tu mūsų puodžius. Tačiau šauktis dvasios kūrėjos reiškia ir visiškai pasitikint pasiduoti Dievo kaip valdovo veikimui. Dievo akivaizdoje užimti kūrinio vietą. Tai bet kurio tikro religingumo pagrindas. Šauktis dvasios kūrėjas vadinasi atsisakyti visų išlygų ir būti pasiruošus viskam. Tai suteikti Dievui visišką veikimo laisvę, kaip kad suteikė Marija sakiusi: štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Tėvai Marijoje tą akimirką įžvelgė aukščiausią dvasios kūrėjos pasireiškimą. Aukščiausiojo kuriamoji galybė sutvėrė Kristaus kūną, šventajai dvasiai nusileidus viršų mergelės Marijos. Šauktis dvasios kūrėjos tai atsiverti naujumui ir sykiu įžengti į didžią tylą. Tačiau sugrįžkime prie teksto, kuriuo pradėjome visus savo apmąstymus apie dvasią kūrėją. Prie pradžios knygos 1 skyriaus 2 eilutės. Idant suvoktume, ką reiškia tai, kad himne vieni kreator šaukiamės ne apskritai dieviškojo veikimo, o būtent dvasios kuriamojo veikimo. Ką tokio ypatingo ir asmeniško dvasia suteikia kūrimui? Tai priklauso, kaip visada, nuo vidinių trejybės santykių. Šventoji dvasia yra ne kūrimo pradžioje, bet taip sakant jo pabaigoje. Kaip ir trejybės vyksmo pabaigoje, o ne pradžioje. Pasak šventojo Bazilijaus, kurime tėvas yra pirminė priežastis, iš jo visa kyla. Sūnus veikiamoji priežastis, per jį visa yra padaryta. Šventoji dvasia yra tobulinamoji priežastis. Tėvo veikiamoji galia nėra netobula, bet jis nori kurti, vesti kūrinius į gyvenimą per sūnų ir juos tobulinti per dvasią. Taigi kuriamasis dvasios veikimas yra kūrinijos tobulumo šaltinis. Ji taip sakant yra ne ta, kuri pašaukia pasaulį iš nieko į buvimą, o veikiau ta, kuri perveda jį iš padriko buvimo į išsivyščiusi ir tobulą buvimą. Kitaip sakant, šventoji dvasia pertvarko kūrinyje iš chaoso į kosmosą, padaro ją gražią, tvarkingą ir tyrą, padaro pasauliu pagal pirminę šio žodžio reikšmę. Graikų kalboje žodis kosmos ir lotynų kalboje žodis mundus reiškia ir pasaulį, ir sykiu tyrumą, grožį. Dvasiai ėmus dvelgti viršum jo, kūrinyje dar neturėjo jokio grožio. Tačiau dvasiai paveikus kūrinyje, jį įgavo visą tą grožio spindesį, dėl kurio jį žėri kaip mundus. Mes žinome, kad kuriamasis Dievo veikimas neapribotas pradiniu momentu, kaip kad teikia deistinė ir mechanistinė pasaulėžiūros. Neteisinga sakyti, kad Dievas sykį buvo kūrėjas,
nes jis visada yra kūrėjas. Jis yra kūrėjas ne tik sušvelninta prasme, kaip saugantis būtybes ir savo apvaizdą valdantis pasaulį, bet ir stipriausiaja prasme, kaip palaikantis, nuolat dovanojantis buvimą ir energiją, skatinantis, gaivinantis ir atnaujinantis kūrinyje. Kurti tai nuolat daryti naują. Ką visa tai reiškia susiejus su šventąja dvasia? Kad ji visada yra ta, kuri chaosą paverčia kosmosu. Tai yra netvarka tvarka, maišati darna, bjaurumą grožiu, senumą naujumu. Turima galvoje, kad ji veikia ne mašinaliai, ne staiga, bet keitimosi veiksme, kol jis pasiekia savo tikslą. Ji yra ta, kuri visada kuria ir atnaujina žemės veidą. Atėmus iš kūrinijos dvasią, visos esybės patektų į sumaištį, jų gyvenimas atrodytų neturys įstatymo, tvarkos ir jokio tikslo. Be dvasios visa kūrinija negalėtų toliau būti. Taip yra visose plotmėse, makrokosmose ir kiekvieno žmogaus mikrokosmose. Pirmiausia, apmąstykime didįjį pasaulio ir istorijos scenarijų. Kristaus mirties akimirką evangelistai pastebėjo, kad visą kraštą apgaubė tamsa. Tai pridengta užuomina apie pirmapradį chaosą, į kurį žmonija vėl įpuolė dėl nuodėmės. Ta tamsa tapo juodžiausia sulig Kristaus nužudymu. Pasak 2 amžiaus rašytojo, visata tuojau būtų nugrimzdusi į chaosą ir suirusi iš siaubo kančios akivaizdoje, jei didysis Jėzus nebūtų atidavęs savo dieviškosios dvasios sušukdamas: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Tuojau išsiliejus dieviškai dvasiai, visata atgavo savo patvarumą, nes buvo atgaivinta, sugyvinta ir sutvirtinta. Šiame didingame regėjime šventoji dvasia vėl atveda pasaulį iš chaoso į kosmosą. Bet šįsyk kalbama ne apie miglotą Dievo dvasią, o apie dvasią, kuri ateina nuo Kristaus kryžiaus. Chaosas jau nebe fizinis, bet moralinis, sukeltas blogio ir nuodėmės. O kosmosas jau nebe medžiaginis, jis bažnyčia, kuri yra kosmoso kosmosas, tai yra pasaulio puošmena. Šis regėjimas pratęsiamas šventosios dvasios nužengimo per sekmines aprašymų. Dvasia Babelio kalbų chaosą perkeičia į naują balsų dermę. Jos dėka iš visų lūpų sutartinai išsiveržia himnas Dievui, kaip kad orkestro dirigentui užlipus ant pakilos, bandomasis instrumentų čirpimas išsyk liaujasi ir suskamba įstabi simfonija.